kautis dėl medalių, nesvarbu, kokios sudėties būtų ši krepšinio rinktinė. Dabar pelno pirmosius taškus graikų krepšinio rinktinės atakai. Zisis iš toliai ir pagaliau pataiko glų, bet išsaugo kamuolį graikai savo rankose. Penį, kurį pažįsta visi. 1 sekundė yra netgi per daug pristaikyti šiam krepšininkui. Metimas iš šuoliuko, 3 taškai krepšinio. Zelandijos komanda galima išskirti tik Printezio kelis sėkmingus bandymus. 2 taškai graikijos komandos krepšio ir 21-18. Greitas graiko atsak. Dabar kamuolį gavęs Janis Borusis, kuris ir toliau verčia. Borusis įsmėgęs vieną tolimą metimą graikų ataką. Antro Naujosios Zelandijos krepšininkai pabandė greitai užpulti graikus, to padaryti tiksliai jiems nepavyko ir dabar gauna greitą atsaką iš Graikijos krepšinio aistruolių. Nikolajus Zisis dabar grąžins kamuolį į žaidimą. Pamatys dabar į gynybą, dabar vagia kamuolį iš varžovų. Būtent jie ir Kirkpenny metimas blokuojamas. Savo ekipos deficitą iki 8 taškų išryškins, bet visas Zelandijos problemas gynyboje. Dabar ar išvysime dėjimą, dėjimo neišvystame, bet... Ir dar vienas Graikijos metimas iš toli ir Kompu buvo su kamuoliu. Ir dar vienas skilė Zelandijos. Trečiajame kėlinyje Blankus. Dar vienas tolimas. Labai džiugu, jog Lietuva šis šokis buvo pastiktas plojimais. Suprato, tikrai būčiau to nepalietuvas. Ir dar vieną tolimą metimą bando pataikyti graikai ir šis bandymas vėlis. Bet kovingumo Zelandams tikrai netrūksta. Komandos lyderis dabar labai ir yra vertinamas dėl savo taiklių metimų. Tuo tarpu gynyboje šiam krepšininkui tikrai labai daug ko trūksta. O dabar su Borusis pagaliau veržiasi arčiau krepšio ir paskutinę akimirką nusprendžia neatakuoti. Tai jog Naujosios Zelandijos ekipoje net 10 žaidėjų. Sekundės ir 50 dalis išsiveržti į priekį, pažiūrėsime, ar tai padaryti pavyks. Ir Janis Borusis iš 3 taškų zonos, kodėlgi